Einu pažiūrėti iki Vištyčio ežero. Mūsų trispalvė, kai kitų pasikront Vruskis kudrėlis klaba. Mes sustojom, nesam pažiūrėti šliuzą. Esam buvę prieš kokį 10 metų. Pažiūrėsim, kas pasikeitė. Kelias minutėlės skirsim pasižvalgyti ton vadinamą šliuzą. Einam tokį pylim, čia šuonį yra kanalas toks. Gal prieš kokį 10 metų čia buvom atvažiavę, bet buvo pradėję tempti. Greičius prasibėgom, pasižvalgėm taip. O dabar pažiūrėsim, kaip atrodo Dainų švieso tas objektas. Taip atrodo tas objektėlis, kad trumpėškai apžiūrėsim. Pats įdomiausias dalykas matos va ten. Nu priekiam arčiau pažiūrėti. Kišėm galvą į vidų. Svarbiausia telefonų nepamesti. Pažiūrėk, koks įdomybės. Galvoju, dar čia piški šonas prasivakščioti. Kur takėlis ved. Su ekskarstyklis padarytas. Čia toks dalyks yra, kad įplaukęs laivas galėtų arba pasikelti kanalą aukščiau, arba atplaukęs iš kanalą, ta prasme, į vidų patekęs vandenį ledant, laivas nusileid žemyn. Ir plauk toliau kanalu. Nu kažkaip taip, pagal padavimus kažkoks veiksmas čia turėjo vykti su povandeninės laivas, bet labai aš abejoju, ar čia buvo kaip povandeninė laiva ir išvis, ar tas šliuzas buvo pabaigti įrengti. Nu ko jūs, kolegas? Tokį nusipirkau prisiminimų. Ilga neužsibūnam, lekam į priekį. Viskas atvažiuojam, pradėm čia filmuoti, tai pradėkime ir mes. Buvo visi apsaugos pastas kažkoks tai. Aišku, niekada man čia griuvėsi. Nu ir labą dieną. Kiekvienas iš jūsų tikriausiai ir matys tokį filmą kaip Valkyrija, ne? Ir ten toks grafas Stauffenbergas norės sprogdinti tam filme Hitlerį. Ir kaip supratau, šiandien esu Lenkijoje ir savo pasivakščiam darys po Vilką Erštą. Nežinau. Tikriausiai visi irgi esate jau čia buvę, nieko naujo neparodys, pats grįžtų panašiai po 10 metų čia pasivakščioti, tai bandysim kažkur tai įlysti, legalia, nelegalia, išsukti iš kelį. Kai pirms įk atvažiavau, galbūt kažkur neprasiledau. Tai va ir šiandien bandysim vakščioti takelias, o jie kažką įdomus pastebėsim, bandysim išsukti ir iš kelį. Nu kom, žiūrėkim, kas gaus iš man pasivakščiam. Einam pažiūrėsim Hitleriaus bunkerių. Čia buvo 7 sunkėję bunkeriai ir liktai 40 mažesnių bunkeriokų. Ten prasišvietė pirmas bunkeris. Per antrą pasaulinį karą Hitleris čia daugiausia laiką praleido. Kai paskaitėm, atrodo 800 dainų, ko aš abejoju. Čia kur tai pamatama tos 1944 metais, Liepos 20 dieną, Klausas von Stauffenbergas bandė susprogdinti Hitlerį. Gaila, kad nepasisekė. Nuotrauką puikiai matus laiptą. Čia tai laiptą. Nežinau, galvoju čia eit pažiūrėti. Čia kino rodo končią. Žmonės seniai vedu, tai priprogasi mes jėsim. Kom pabandykime žiūrėti, kas juda.
Raška, negalėtų, ne? O kas gal sustabdyti, Staська? Staськas nieks nesustabdys. Oho. Įdomybės. Tik čia gal vakščioti. Ir čia toks jausmas, kad tom bunkeris sprogams perskėlė pusiau. Ir šiaip pri gerą norą tom kupečėlėm galėtum palipti viršų. Rašo, kad kažkoks ryšiaus baraks buvęs. Čia kažkaip rašytojai su mašinėlėm, kur spausdindavo. Greičiausiai sėdėdavo. Vidau panašiai tepšt atrodo. Dar vienas bunkeris. Vienuoliktas. Vienam parčiu pažįsim, kino bunkeris buvo čia. Bormano bunkeris rašo. Ir kiekvieni jiem rašo, kad negali leidti. O aš turiu prožektoriuką. Žodžiu, toks tunelėlis. Ten gal ir rusį nusileistum žemiau, jie patėnė aukštą, bet nesileisim. Tik norėjau lipti parei krūvų žmonių. Bandom tai palipti virš, pažiūrėt biškiek. Žodžiu, nekidamas. Nevert, niek. Laikykit, bliū. Laikau. Laikykit. Glebės, tik pažiūrėk, kokie bunkeriai buvo. Galingi, iš betono, tokie pilna armatūros ten prikaišiot. Vienas susprogdena. O, Hitleriaus bunkeris čia. Kambarė visai gražia buvo. Labai gražu. Galim biškį prie tarčių pažiūrėti. Su papildomom kažkam patalpom. Su langelės. O, įdomi. Nors ir neledlysti. Man smalas, kas čia vidu yra. Sklepai viskas. Neatsimenu, kad tos durys čia būtų buvusi. Bet greičiausiai iš kažkur rastas originalis. Mes norim pažiūrėti, kas vidu, aišku, norim. Įdomu. Ir toliau niekur. Durelis metalinis mažas. Nežinau, pateks į video, ne? Kada sprūdėjom tom bunkerį. Irgi tas bunkeris pusiau skala. Ir jūs tik pažiūrėkit. Koks plyšys. Pasižvalgykim po Hitleriaus bunkerį. Oho. Nu, blemba, rimta gal kokį plytelių galus nukrėsti. Oho, užgruožis, nors čia griuvėse. Ekiam pažiūrėti.
Ten toks palapams, ten esam ten dar. Kun žmonės lap, tai trumpam mes palipkiam. Vieni griuvėsi. O, įdomi. Čia originali nuotrauka, kad buvo užmaskauts Kelską nematyti šuorą, skrendus lėktuvą. Ir čia toks atkords dalyks yra. Bunkerėlis. Ir ten puikiai matus, kad ten įvadą ledį pažiūrėti. Ir man atrodo, kad čia galės palikti ant patį stogą. Kada spaudant bunkerį matus, kad sprogams atplėšė stogą tiesiog. Palieks didžiausias tų plėšė. Senį mes užžiūrėkiam. Išbaidžiau, išsilakstė visi. Užtat galėjom ramiai pažiūrėti mes dabar. Toks įgriuvęs bunkeris. Kulkosvaidininkalas čia buvęs. Kad apšaudyti lėktuvus. Ui, ne. Jo viršų nieks nebepalaps. Užrakinta. Gaila. Žiūrėkim dar čia vid pažiūrėti. Toks luits atlūžęs nuo lobų, skaitykit. Eina savo. Taip, ką pagalvoju, kad čia galėjo vakščiut pats Hitleris. Yra nu tai pakalaka vis. Blemba įdomi. Aš netgi galbūt ten, tų pačių takelių, kur ne ir vakščioj. Geras jausmas. Žiūrėkime dar veina ton. Čia pastatėlį pažiūrėti, kas čia garažas kažkoks. Subugusias dvies laikrodės. Tas raudonas veids. Atrodo, reiškia, kur žojo karininką buvo. Priem prie tų kamenų ir kai įsižiūri, mums buvo maskojams toks kaip žulė kokį būtų. Aišku, čia keli bunkeriai buvo tep maskojam, bet užimdavo daug laiką tep užmaskoti, tai buvo atsisakytos idėjas, man atrodo. Nu, jau pabėžkėnu link kaprišėjimą. Dar vienskis bunkeris šitą greičiausiai nelunkės, neapžiūrėt. Galbūt, kad tas tankiuks ir vikrus. Kažkas uždarė į rūsį. Kažkas ten apie Varšuvą su KLM. Aišku, neslėpsiu, praktiškai nieko nežinau, tai smarkiai ten nelundžiau. Apie aplink tanką ir viskas. Sutrukčiau žmogų, norėjau padaryti nuotrauką, bet... Pažiūrėjau.
Oho. Spalvos gražios. Nu, žodžiu, žmonių yra nemaža. Fainai pasivaikščioti. Žiauriai nepykti, kad niek nepapasakojau. Aš ne istorikas ir ne keliautojas. Nepapasakosiu jums nieką, kas įdomu, galite pasiskaityti. O jeigu tingat skaityti, tai tiesiog pažiūrėkit filmą Valkyrija ir daugmaž bus aišku, kas čia buvo. Nu kon, tik jūs pažiūrėjot iki galo, tik jūs patek. Iki kitų kartų. Ate.